Čia mūsų savivaldybės čia meras, čia visi tie, kur neduoda atšaukti įsakymą, o čia mūsų direktorius ir patarėja. Bet dar nereikia. Nu tai bet dar juos laikom biškį gal. Rugsėjo 1 mes parinkom specialiai, turėdami mintį, kad kadangi šita diena yra tokia ir išskirtinė, ir vietoj to, kad streiko akciją daryti kelias paprastas dienas, arba kaip, pavyzdžiui, šeštadienį, sekmadienį, kurios yra santykinai nepastebimos, tai šita diena parinkta todėl, kad mažiau reikėtų streiko dienų daryti kitomis dienomis. Tokią dieną, kada visi renkasi mokyklas, vaikai ir visi streikuoti ir nevežti jų iki ugdymo įstaigų, yra šioks toks, nežinau, man kaip kauniečiai tai nelabai suprantami dalykai. Galima siekti kompromisų, galima galbūt gąsdinti ir daryti, bet galbūt žinoti irgi kokiom dienom tą reikia daryti. Jums irgi rugsėjo 1, mano dukrai rugsėjo 1, o problemos yra tos pačios. Tai Yra. Tai blogai, kad jūs nevežat tų vaikų į tas mokyklas? Labai blogai. Gėdinimai yra iš tų asmenų, kurie sukūrė tą situaciją, tai tų gėdinimų yra gan nemažai, bet žmonės supranta, kas čia yra, kad čia nes nevažiavimo akcija tai paprasčiausiai kaip veidrodinis atspindys situacijos yra ir tiek, kad tie, kurie sukūrė situaciją, tai tie atsakomybę neša ir prisiima. Būtent kaip mes sakom, Kauno miesto meras, Kauno miesto administracijos direktorius ir įmonės vadovas sukūrė štai šitokią situaciją, o troleibusų vairuotojai paprasčiausiai neturi kito būdo, kaip atstovėti savo interesus ir Kauno miesto gyventojų interesus, nes čia nevažiuojama ne vien tik tai dėl to, kad atlyginimai būtų nesumažinti yra, bet nevažiuojama ir dėl to, kad šita įmonė nedingtų iš Kauno miesto įmonių skaičiaus ir kad keleivių vežimas troleibusais mieste išliktų. Šiandieną 8 val. Žiniomis yra išvažiavę apie 50 troleibusų į įprastus maršrutus, taip pat į troleibusų maršrutus yra išvažiavę 47 autobusai. Reiškia, šiandieną apie 100 transporto priemonių važiuoja troleibusų maršrutais vietoj įprastų 113 transporto priemonių. Tai situacija yra pakankamai normali. Autobusai, visi 147 tvarkaraščiai, visi kaip planuota išvažiavę 147 autobusai į maršrutus. Reiškia, situacija yra pakankamai įprasta. Darybos rezultato nedavė ir dabar vyksta streiko akcija. Tai skaitykim, sprendimas nepriimtas. Dabar motyvas, kodėl nesusitarta, yra labai paprastas. Įmonės vadovybė nuolatos keisdavo savo pozicijas ir išaiškėjo pagrindinis interesas, kad nuo sausio 1 dienos neliktų jokio dokumento, prie kurio būtų pririšti troleibusų vairuotojų atlyginimai ir kad jinai tuomet galėtų netrukdoma galimybę iš naujo priiminėti sprendimus, dar kartą mažinti troleibusų vairuotojų atlyginimus, o jau troleibusų vairuotojai negalėtų priešpastatyti streiko akcijos. Ir mes be pasitarimo su atstovaujamaisiais tikrai negalėjome sutikti su tokia situacija.